Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, Žalgiris Atėnuose pralaimėjo dėl Eurolygos teisėjų klaidų. Žinau, kad daug mažiau jūsų nori žiūrėti bet kokį turinį susijusi su Eurolyga po Žalgirio pralaimėjimu, o kadangi Žalgiris pralaimėjo jau antrasis rungtynės iš eilės, atleiskite man, kad panaudoju štai tokią mini clickbaito strategiją tam, kad iš tikrųjų pašnekėtume apie tai, kas ten įvyko OAKA rūmuose. Ir taip, iš tikrųjų teisėjai tikrai turėjo daug įtakos šioms rungtynėms su savo ankstyvomis pražangomis Žalgirio lyderiams. Bet kaip ir galbūt galėjote nuspėti, tai pamatė šio video pavadinimą, tai tikrai nebuvo pagrindinė Žalgirio pralaimėjimo priežastis. Bet apie visus šio mačo niuansus per artimiausias 15 minučių pašnekėsime. Nepamirškite paspausti laikančio video, prenumeruokite kanalą ir keliamės į analizę. Bene 15 mėnesių su trumpa išimtimi Eurolygos finalo ketvirtį nerungtyniavęs Matijas Lesoras grįžo į šias rungtynes į PAO rikiuotę ir iš karto pridarė problemų Kauno Žalgiriui. Jau pirmoje atakoje iš karto Ergino Atamano derinys jam, cross užtvara tam, kad jis priimtų kamuolį ir tiesiog, įsivaizduoju, kiek energijos turi turėti po tiek laiko praleisto ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jo 2 taškai ir tiesiog įspūdingos emocijos po pirmųjų kelių gerų jo epizodų. Bet viskas iš tikrųjų daug blogiau gavosi dėl to, kad būtent dėl jo aktyvumo ir kelių tų žaidimų nugarai krepšį, Moses Wrightas užsidirbo greitas 2 pražangas. Dėl to jis nežaidė visą likusią pirmąją mačo pusę ir dėl to jis užsidirbo ir trečiąją pražangą trečiojo kėlinio pradžioje, sužaidus, mažiau negu 3 minutės ir iš viso aikštelėje praleido mažiau negu 15 per visą mačą. Labai trūko Žalgirio vidurio puolėjo, nors Laurynas Birutis tikrai atrodė gana solidžiai, bet vis tiek norėjosi daugiau indėlio puolime, daugiau atletiškumo po krepšiu. Tuo labiau, kad Aždui Tubeliui tai buvo tokios labai so rungtynės. Tiesa, bent jau rungtynių pradžioje pirmasis kėlinys Žalgiriui nieko blogo nežadėjo, net ir su Moses Wrighto greitomis 2 pražangomis. Žalgiris puolime darė, ką norėjo, to buvo galima tikėtis prieš Panathinaikosą ir jų atsipalaidavimą gynyboje. Ir čia jų klasikinė strategija 2 prieš 2 metu. Aukštaūgis Matijas Lesoras čia kyla labai aukštai, stepauto situacija, daugelis Žalgirio žaidėjų yra laisvi ir aplink tritaškį, bet tiesiog Wrightas pataiko, tokia ta PAO gynyba šiaip jau yra. Iš karto kitoje atakoje ir vėl labai agresyvus Lesoras stepautas, jis vėluoja tenais po kelių sekundžių grįžti po Moseso Wrighto, vėl daug energijos, bandymai perimti kamuolį ir galiausiai tai virsta Moseso dėjimu. Tuo pačiu, tokia gynybos strategija yra labai lengvas būdas atakuoti gynėjus silpnoje aikštelės pusėje. Jeigu tu atlieki 2 greitus perdavimus, tam žaidėjui yra beprotiškai didelė distancija. Iš baudos aikštelės sugrįžti ant tritaškio ir tuomet jau apsiginti toje nepranašumo situacijoje. Būtent taip Žalgiris čia atakuoja PAO puolimo lyderį Kendricką Nunną. Maudolo ir šiaip yra geras puolime, bet dar kai su tokia distancija priima kamuolį ir dar prieš Kendricką Nunną, natūralu, kad pataiko jis čia tą tritaškį. Aišku, kaip ir kitaip, Kendrickas Nunnas ir ankstyvų pražangų nelabai nori naudoti. Čia geras pavyzdys ir iš antrojo kėlinio pradžios ir vėl labai panašus scenarijus, atakuojamas Kendrickas Nunnas silpnoje aikštelės pusėje po 2 prieš 2, Gosas žaidžia 1 prieš 1 ir irgi sėkmingai apeina PAO puolimo lyderį. Šiaip jau didžiulis akcentas buvo uždėtas ant Kendricko Nunno atakavimo, kur tik tais galėjo, ten Žalgiris jo ieškojo per pirmasis 15 minučių ir tą darė žiauriai sėkmingai. Pavyzdžiui, čia 1 ir 4 pozicijos 2 prieš 2 iš Žalgirio ir lyzdamas iš tų užtvarų Nunnas tikrai nedaro to labai energingai. Modulo turi žiauriai daug vietos dar vieną kartą ir tai yra dar vienas vokiečio tritaškis. Čia iš vis kitame klipe buvo ideali situacija, kadangi po netaiklaus PAO metimo Birutis po krepšiu lieka su Kendricku Nunnu. Žalgiris aišku, kad siunčia ten kamuolį, žinoma, kad PAO lyderis nenori tos papildomos pražangos komandinės naudoti, dar 2 taškai į Žalgirio taupyklę. O čia ir pavyzdys, kaip galima susirasti ir papildomus šansus prieš būtent Kendricką Nunną. Dovis Giedraitis čia būtent stumia jį po krepšiu, sukuria Žalgiriui antrąjį šansą, o po to vėliau jau Sisko ir Biručio tandemas 2 prieš 2 situacijoje. Ir jūs matote, kiek dėl vieno žaidėjo tiesiog, sakykime taip, apatiškumo gynyboje kita komanda praleidžia taškų. Taip, tai yra jų puolimo lyderis, taip jis renka taškus labai lengvai kitoje aikštelės pusėje, bet jeigu nors kiek, nors čiut būtų daugiau energijos iš Nunno šioje aikštelės pusėje,
situaciją, tikrai rezultatai būtų daug geresni Panathinaikos. Ir būtent dėl to nekartą šiame sezone minėjau ir akcentavau kartais, kad Silvenas Francisco iš jo irgi norėtųsi vos nors kiek daugiau pastangų gynyboje ir tikrai paskutiniu metu mes tą matome. Tiesa, grįžtant prie Nano, jis Žalgiriui puolime tikrai pridarė labai nemažai rūpesčių. Ir gynyba, kuri buvo pasirinkta prieš jį, tai yra siuntimas į silpnąją ranką ir pasyvesnė 2 prieš 2 gynyba, na, sakykime taip, matematiškai tiesiog neveikia labai gerai. Viena iš pirmojo kėlinio atakų tiesiog labai daug vietos čia jam palieka Gosas, o ir Matiasas Lesoras yra labai greitas besileidintis link krepšio ir čia nesudirba Raitas toje 1 prieš 2 situacijoje. Vos po minutės dabar jau Kendrickas Nanas turi daug laisvės ir Raitas natūraliai bijo, kad Lesoras dabar jau vėl jam įmes taškus, palieka daugiau laisvės gynėjui ir šis pataiko iš baudos aikštelės. Dar po pusantros minutės buvo vienas sėkmingai suveikęs bandymas šios gynybos, bet šiaip jau mano skaičiavimais Kendrickas Nanas per 5 atakas, kuomet Žalgiris gynėsi būtent šią gynybos strategiją pirmajame kėlinyje, surinko 8 taškus, kas yra tikrai gerokai anksčiau to norimo 1 taškas per 1 ataką vidurkio. Antrajame kėlinyje ši gynyba veikia kiek sėkmingiau. Per 4 atakas Panathinaikos surinko tik 3 taškus. Aišku, kitas pliusas yra tas, kad tokiose situacijose tu palieki tiesiog 2 žmonės žaisti puolime, tu neįtrauki kitų Panathinaikos žmonių, bet kaip matėme, tai nebuvo labai didelė problema. Tikrai, 8 taškai per 5 atakas per pirmąjį vien kėlinį yra geras rezultatas. Bet šiaip Žalgiriui viskas sekėsi gerai. +5 antrajame kėlinyje, bet tuomet Silvenas Francisco užsidirba antrąją pražangą ir ten tas visas epizodas, kur prancūzas bando maldauti Tomo Masiulio, kad palik mane aikštelėje dar bent vienai atakai, aš tikrai neprasižengsiu trečiąjį kartą, viskas bus gerai. Bet ir vėl, už kiekvieną kontaktą buvo švilpiamos baudos, todėl Žalgirio trenerių štabas nenorėjo rizikuoti, kad ir Sisko dar gautų trečiąją pražangą, kaip ir nerizikavo su Moses Raitu. Ir tuomet Žalgirio puolime buvo tikrai prasta atkarpa puolime. Nigelis Williamsas Gosas čia kažkokią nesąmonę puolime padaro prieš Kendricką Naną, skuba ir kas atsitinka, iš karto Pau gauna šansą bėgti į greitąjį puolimą. Per daug tokių progų paliko graikams Žalgiris ir buvo už tai nubausti Oakoje. Vos kitoje atakoje ir vėl bandoma žaisti per Nigelį Williamsą Gosą, bet tas perdavimas yra paliečiamas ir nieko keisto, kad vienas geriausių greitojo puolimo žaidėjų visoje lygoje, Cedi Osmanas, ten pelno 2 taškus. Pasižiūrėkite dar kartą tą epizodą. Jo reakcija yra neįtikėtinai gera. Brazdeikiui jau čia jokių šansų yra jį pasivyti. O Dustinas Lyva kažkoks apsunkęs, atrodo, kad šioje situacijoje arba tiesiog Cedi Osmanas ten turbo režimoje buvo kažkokį pajungęs, kurio mes nežinome, kad jis egzistuoja. Kazino Admiral lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tikrai vienas greičiausių žaidėjų lygoje ir čia po dar vienos Žalgirio klaidos ir vėl jo greitasis puolimas ir dar 2 jo baudos metimai. Štai taip, Sisko išėjo, buvo pasidarę Žalgiris +5, jis grįžta po vos kelių minučių ir jau yra -2. Tiesa, net ir antrojo kėlinio pabaigoje vaizdelis labai nepasitaisė. Čia visiškai neaiški Žalgirio ataka, neaišku, kas ką nori daryti, blogas žaidėjų išsidėstymas ir aišku, kai jau lyja, tai jau tikrai visų stiprumu. Čia dar viena Pau greita ataka, Kendrickas Nanas meta laisvos, pataiko ir štai taip, Žalgiris dėl savo mini detalių, blogo puolimo, kas jau šiaip jau buvo jų stiprybė šiame sezone ir yra stiprybė šiame sezone, leidžia Pau grįžti į šias rungtynes, kuriuose jie nieko realiai nedarė per didžiąją pirmosios mačo pusės dalį. Galime tikrai kalbėti ne apie vieną Žalgirio žaidėjo prastesnį pasirodymą šiose rungtynėse, bet man tikrai krito į akis prastas Nigelio Williamso Goso vakaras. Nežinau, ar tai, kad jis grįžo į Atėnus, ar kas čia buvo, bet tikrai trūko jo geresnių sprendimų, šaltesnio komandos organizavimo. Čia Žalgirio derinys, per kurį labai dažnai Tubelis gerai užsisylina po krepšiu, prašo kamuolio ir jį gauna. Čia irgi yra tokia situacija, bet Gosas kažkodėl nepaduoda jam perdavimo, renkasi eiti iki galo pats, prameta metimą ir žinoma, kas tada atsitinka ir vėl tas pats veikėjas. Cedi Osmanas prie Žalgirį šiame sezone sužaidė 2 iš 3 savo geriausių viso sezono rungtynių ir čia šioje situacijoje nieks jo nestabdo greito puolimo gynyboje. Čia yra 3 baudos metimai jam -8. Kitas klipas, kur užkliuvo Goso žaidimas, tai buvo šioje situacijoje. Čia Žalgiris keičiasi ir pagal visas taisyklės jis turi eiti iš priekio ir jeigu yra prasiveržimas į baudos aikštelę, jis turi atsikeisti atgal. Bet čia jis kažkodėl stumdosi, o ne eina tiesiog iš priekio ir padaro atstumą tarp Nigelio Heiso Daviso ir jo paties
paties, pyksta ant teisėjų, žodžiu, nebuvo ten realiai nieko, 2 sekundės tik buvo praėjusios, jokių šansų apie 3 sekundžių švilpimą, o tom naudojasi Kostas Lukas ir renkasi 2 taškus. Tuomet buvo dar viena situacija 3 kėlinio gale, kuomet jis tiesiog veržiasi, praranda kamuolį ir dar keli gynybiniai nesusikalbėjimai. Pavyzdžiui, čia prie visko susikeitimo, jo žaidėjas kyla į viršų, kaip ir statys player užtvarą, jis nori susikeitimo vietoje siekimo savo žaidėjo iš paskos, ta tokia pirštų rodymo, veteraniška susikeitimo gynyba, kur tu gini zoną vienoje aikštelėje, o ne bandai agresyviai ir energingai sekti paskui savo žmonės. Ji čia nepasiteisina. Ji nepasiteisina panašioje situacijoje ir antrojo kėlinio viduryje. Vėlgi jo žaidėjas stovi kampe, jis kyla į viršų, jis vėluoja prie jo pakilti ir tai Žalgiriui kainuoja 3 taškus. Žodžiu, prastesnės Goso rungtynės, bet buvo ir įdomių sprendimų iš kito trenerių štabo, iš Ergino Atamano. Jam žūtbūt reikėjo laimėti šitas rungtynės ir pamatėme 3 kėlinio pradžioje, kaip jis užmetė Džedi Osmaną ant Žalgirio žaidėjo. Iš pradžių prie Goso jis buvo, o vėliau prie Silveno Francisco. Spaudė per visą aikštelę, neleido prisijimti kamuolio, vėliau pamatėme susikeitimus, čia pamatėme ir Pau geresnę gynybą, žaidžiant slyvai nugarai krepšį, dvigubinimai, rotacijos, Žalgirio klaida. Vėliau kitoje atakoje Žalgiris bando žaisti per tubelį arčiau krepšio ir pasižiūrėkite, kaip Osmanas veidų dengia Silveno Francisco po visą aikštelę. Tubelis pelno taškus, bet akivaizdu, koks akcentas yra uždėtas. Viską darysim, kad tik Silvenas Francisco negalėtų siausti ir kurti žaidimo. Na ir viskas kaip ir logiška, mes irgi tik apkalbėjome, kokia buvo Žalgirio atkarpa puolime antrojo kėlinio viduryje, kai Silveno Francisco nebuvo aikštelėje dėl 2 greitų pražangų. Čia dar vienas labai geras pavyzdys iš to 3 kėlinio atkarpos, vėl Osmanas per visą aikštelę yra pasiėmęs Francisco, neleidžia jam priimti kamulio, Žalgiriui neišeina derinys, tuomet Ignas Brazdeikis žaidžia 2-2, susikeitimas, 1-1 situacija prieš Juancho Hernangomesą, nėra geras Žalgirio puolimas ir kas po to atsitinka, vėl ir vėl dar kartą ta pati situacija. Pau gynyba arba Žalgirio, sakyčiau, blogas puolimas leidžia graikų talentams, grandams rinktis taškus, lengviausius taškus greitose atakose. Na, kai varžovo komanda turi tiek talento puolime, tu nori juos priversti dirbti kuo sunkiau dėl tų taškų, o Žalgiris juos ketvirtadienio vakarą, vėlyvą vakarą dalino tiesiog į kairę ir į dešinę. Galiausiai Atamanas perlaužė rungtynes su mažu 5, žaisdamas be tikrojo vidurio puolėjo. Jeigu prisiminsite rungtynes gruodžio pabaigoje prieš Kalėdas Kauno arenoje, ten Atamanas perlaužė rungtynes su Džedi Osmanu 4 pozicijoje, irgi tokiu savotišku mažu 5. Dabar labai panašus scenarijus. Kažką Atamanui reikia daryti ir 4 kėlinio pradžioje čia jis taiko visko susikeitimo gynybą, o ir jo žaidėjai yra susikoncentravę. Nepavyksta Žalgiriui čia derinys pomintas per traukėlės, užtvara be kamulio Dustinui Slyvai, susikeitimas ir vėl Žalgiris prieš jį stringa, vėl matome klaidą. Kone kitoje atakoje ir vėl viskas susikeitimas, switcholas, Nigelis Williamsas Gosas prieš Juancho Hernangomesą veržiasi ir prameta iš po krepšio, nors buvo laisvas. O tuo tarpu kitoje pusėje prieš Žalgirio visko susikeitimą Kendrikas Nanas tiesiog šeria tokį tolimą tritaškį Dustinui Slyvai į veidą ir ką tu čia labai gali padaryti šioje situacijoje. Na, tu nepataikai iš po krepšio, tau pataiko tolimą tritaškį per rankas. Kitas dalykas, vėl tuo metu aikštelėje nėra Silveno Francisco ir vėl Pau bėga į priekį. Ir dėl ko? Dėl to, kad Žalgirio puolimas nėra labai efektyvus, kuriantis geras situacijas. Vėl tai yra visko susikeitimas, prie high-low situacijos vos ne Žalgiris suklysta. Gerai, Pau čia eina iš priekio, Brazdeikis veržiasi, pameta balansą ir prameta. Ir dar prie viso šito, kokią čia baudą pasidaro Nigelis Williamsas Gosas prieš Haysą Davisą. Na, labai protingai čia tikrai prigavo Haysas Davisas, čia jau nieko teisėjams nepasakė. Čia buvo Haysas Davisas pradėjęs kelti kamuolį į viršų, čia jis jau buvo pradėjęs daryti 2 žingsnį. Tokios baudos yra krepšinio parodija, čia yra atskira tema. Aš manau, kad iki vidurio nei viena pražanga neturėtų būti nesportinė, nebent tai yra labai grubus veiksmas, bet yra kaip yra. Bet kokiu atveju tikrai neteisėjai Žalgiriui šias rungtynes pralaimėjo, o kaip matote pačių žalgiriečių prasti sprendimai puolime. Taip, ankstyvos pražangos, tas mažas kontakto leidimas Moses Wrightui ir Silvenui Francisco ir pačiam Žalgiriui pagadino kažkiek reikalus, bet tikrai ne tai buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Jeigu jums patiko šis video, ši analizė, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, tai palaikydami jį ir leisdami jam dar greičiau augti. Ačiū, kad žiūrit, pasimatysime jau kitą savaitę. Iki. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.